Labai džiaugiamės. Tarp mūsų šiandien yra daktaras Ojas Rodė iš Latvijos. Kuris buvęs mokslininkas, fizikos ir matematikos mokytojas, dirbęs mokslo srityje, tiesiog kuriam prireikė įkurti kitokią mokyklą, kuri jau 20 metų sėkmingai veikia Latvijoje ir vadinasi jinai 99 balti žirgai. Turbūt Ojarsas paaiškins, kodėl toks pavadinimas mokyklos. Ir kad tuo su jumis čia pasidalintų, į Marijampolę jis važiavo daugiau negu 500 km. Noriu pristatyti Vytautą Gaidamavičių. Kai kas iš mūsų vadovų jau pažįsta, turėjome vieną bendrą seminarą. Tai yra Vilniaus licėjaus bendruomenės telkėjas, coachingo specialistas, verslo konsultantas ir tėtis, kuris svajoja apie geresnę mokyklą. Truputėlį galvoja Nerijus Buivydas, jau Nerijau, prašom į priekį. Tai pasirodykite bent. Jaunas žmogus švietime, kuris taip pat turi kitokią mokyklą, kuri vadinasi Sėkmės mokykla. Ir gyvena ta mokykla demokratiniais principais, kur ir vaikai dalyvauja mokyklos valdyme. Noriu pristatyti nerimstančius ir geresnės mokyklos ieškančius tėvus, kurie siekia, kad mokykla ir šeima bendradarbiautų ir sutartų tarpusavėje dėl vaikų ugdymo. Tai yra šios konferencijos moderatorius, Lietuvos tėvų forumo pirmininkas Audrius Murauskas. Taip pat Jolanta Lipkevičienė, asociacijos Lietuvos tėvų forumas Sąjungos klubo moderatorė. Jolanta yra tas žmogus, kuri visiškai savanoriškai ir neatlygintinai 2 kartus per mėnesį, kas antrą pirmadienį atvyksta į Marijampolę ir dirba su tėvais švietimo centre veikiančiame tėvų saviugdos klube. Ir Indrė Pavinkšnienė, asociacijos Šviesos centralis, socialinės veiklos darbuotoja. Taigi, labai ačiū tiems žmonėms, kad jie čia yra su mumis ir mes tikimės ir labai viliamės išgirsti puikių patirčių. O dabar norėčiau žodį suteikti Marijampolės savivaldybės vicemerui Sigitui Valančiui. Gerbimieji Marijampolės savivaldybės svečiai, mokyklų vadovai, mielosios mokytojas, mokiniai, mokytojas, kaip jau gaučiau. Šiame kvietime man labai patiko, aš neskaitysiu viso to teksto, bet labai patiko paskutinis sakinys. Mokykla monopolio nebeturi. Žinių monopolio nebėra. Informacijos šaltinių yra daug. Tačiau atkreipkime dėmesį, kad taip pasakyta 1920 metais. Tai pati mūsų nepriklausomybės gera pradžia, dar tiek informacinių technologijų mokyklose neturėjom, pati gera pradžia to įdiegimo ir jau tada buvo pramatyta, kad mokykloms, kolektyvams labai reikės stengtis keisti savo darbo formas tam, kad toje mokykloje visiems būtų, visi jaustųsi gerai. Ir aš asmeniškai irgi manau, kad gera mokykla yra ta, kur mokytojas jaučiasi gerai, kur jam labai gera motyvacija mokyti, kur vaikas atėjęs jaučiasi gerai arba turi gerą motyvaciją mokytis ir kur tėvai su visišku ramumu išleidžia savo vaikus į mokyklą, tikėdamėsi to gero rezultato. Taigi, svarbu labai mokyklose emocinis stabilumas. Ir jūs ir kalbėsit apie tai šiandien visą, išklausysit mūsų lektorius, kaip tai pasiekti, kaip tai padaryti. Aišku, mokyklų tinklą reglamentuoja steigėjai. Žiūrėdami bendrą savivaldybės švietimo žemėlapį, numato atvejį, kur kokia mokykla turėtų būti arba kokie išorės struktūriniai pertvarkymai turėtų įvykti. Bet pačią ugdymo esmę, patį ugdymo turinį, aišku, turi nusimatyti tas geras mokyklos branduolys. Aš manau, kad jau gal šiek tiek aprimo tas laikotarpis, kai įvairūs
valdininkai važiuoja į užsienį, parveža iš užsienio visokiausių idėjų, mokyklų vadovai jau buvo pavargę ir kolektyvai nuo įvairių reformų, pertvarkymų. Tai turėtų būti kuo mažiau, tai turėtų išeiti iš paties kolektyvo iniciatyvos. Ir aišku, na, toks dar faktas, kaip ir valdininkas, galiu pasakyti, gal mes labiau tą jaučiame, bet tai mokyklų vadovams, mokykloms nepriduoda emocinio stabilumo, tai kad Respublikoje yra net 7 profsąjungos, kurios gina švietimo darbuotojus. Na, ir kiekviena žiūri aišku savo daržo interesą. Turėtų būti tikra viena vienintelė profsąjunga, kuris atstovautų visus švietimo darbuotojus. Taigi aš linkiu jums sėkmės, labai džiaugiuosi svečiu iš Latvijos, tai šiandien savivaldybėje jau kitos valstybės, turime 2 Norvegijos delegacijos savivaldybėje, malonu svečias iš Latvijos, perkeista žinias. Ir manau, kad po šito seminaro lobistų mūsų tikrai Marijampolės mokyklos taps pionieriais šios srityje, kad visos mokyklos pas mus bus tos, kuriuose būti gera. Geros ateities. Ačiū. Na, o dabar visas konferencijos vadžias atiduosiu jos moderatorius Audriaus Murausko rankas. Ačiū. Dar sveiki. Labas rytas, nespėjau jūs pasveikinti. Nespėjau jūs pasveikinti. Pasidarykit, gal dešiniai pusėje, kairiai pusėje sėdintis nepavyko, tai turite dar laiko keletą sekundžių, kol konferencija neprasidėjo. Matau labai garbingoje vietoje priešais mus visus, netokiu dideliu šriftu, parašyta ištrauka iš Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo. Ar iš galo jums įsižiūrimas tekstas? Yra už kėdžių. Yra netgi ir už kėdžių. Nu, labai stipriai pasirūpinta, kad tikrai įskaitytumėte, nes dažnai mes gyvename tokiam savo dalykai, gyvename kaip ir teisinėje valstybėje, bet kaip apsidairome, kartais jaučiamės, kad gyvename paprotinėje teisėje. Tai tam, kad nepasimirštume, kokį mes turime nuostabų švietimo įstatymą ir kad galėtume keisti požiūrį, kad ne visi Lietuvoje įstatymai yra blogi, tai siūlau paskaityti švietimo įstatymo tekstus, nes tai yra pagrindų pagrindas visam įstatymui ir žemiau einantiems poįstatyminiams aktams, normoms, nutarimams, sprendimams ir įsakymams. Tai aš jums dabar neskaitysiu šito, bet per traukėlę jūs, kaip turėsite laiko, vis užmeskite akis į šitas pastraipas, kokį mes tikimės išugdyti jaunuoliai po minimum 12 metų jo privalomo buvimo ugdymo sistemoje. Tai kągi, ačiū, kad patikėjote man šitas vadžias, bandysiu su jumis susidoroti ir pirmuoju pranešimu pradės nuostabus lektorius Vytautas Gaidamavičius, kuris pradeda savo pranešimą.